Kas? Gesink jau. Na tai ką, Supri nori tapti istorinė, tai darysim turbo removal procedūrą. Žodžiu, viskas čia imsis lauk, dėsis tokas, darysis istorinė, kad tiesiog viskas būtų paprasčiau. Bent jau toksai planas čia buvo Mantvydo. Na, o paskui, aišku, vis tiek greičiausiai dėsis atgal tą turbo. Dar kažkur tai tepaliukas biškai prasimušė. Neaišku, nuo kur, bet lyg žiūrėjau nuo aukščiau kažkur, tai nuo viršaus jisai prasideda. Tai reikės žiūrėti gal už tų dangtelių tarpinis. Tai čia, žodžiu, pasižiūrėjau nuo viršaus labai nemažai tepalų aplink už tų dangtelius bėgo. Įtariu, kad čia ir bus didžiausias nuotykis tepalo. Turime medžiagų Suprus išmetimui. Tai dėsime sklendę, kad reiškia būtų du režimai — tylusis ir veiksnusis. Tai va sklendė čia su kontroleriu. Šiek tiek lievai, kad neišeina kažko tai protingiau padaryti, tik tai ant pultelio on-off čia ir tiesiog atdaro ir uždaro. Nes šiuo atveju būtų labai gerai, kad ten, tarkim, nuo būstų atsidarytų ir panašiai, bet, žodžiu, kol kas nelabai sugalvojau, kaip čia tai padaryti. Nebent čia valdymas gal jo koksai paprastas, tai gal nuo kompo tiesiai. Nu, žodžiu, žiūrėsim. Planas yra toks, kad, reiškia, eina tiesus tas vamzdis nuo turbos ten iki galo ir ten kažkur tais, labiau į galą, žiūriu, kur vietos yra, kur anksčiau bakeliai originalus buvo. Tai ten dėsis į tarpą vamzdžio va toks va dalykas ir kai jisai bus uždarytas, bus tylusis režimas. Tai faktas, kad jeigu tiesiog uždarysim, tai nebus kur iš viso išmetimo dujom eit. Tam paėmėm šitą superstą bakelį, kur yra abu galai ir įėjimas ir išėjimas tom pačiam. Ir gausis, kad vienas galas eis čia jungsis, o kitas galas šičia, tai reiškia užsklendės. Kad reiškia dujos eitų čia, atsitrenkia į uždarytą sklendę, tada eina per bakelį, nusitildo ir išeina jau išmetimą toliau. O kai sklendė atsidaro, tai dujom žymiai lengviau tiesiai eiti ir per bakelį praktiškai nieks neina ten. O priekį, kur kolektorius išmetimo yra, paėmėm rezonatorių ir jį pjausim per pusę, nes reiškia ten tiesiog išstorėjimas yra iš kolektorių, kur išeina. Tai tą galą ten privirinsim ir toliau, aišku, esi išmetimą. Čia, aišku, kol atmosferikui dabar čia darom, kad viską tvarkingai būtų, kad patiktų ekspertam visiems. O paskui visą šitą, ta prasme, tos kolektorius, aišku, turbą tiesiog atgal sudėsim. Bet šitą dalį susklendę paliksim, nes tiesiog dabargi labai baudžia, jeigu garsiau dirba mašina negu iš gamyklos. Na, o dabar įsimetim dampipą tą turbininį viską, kadangi pagal jį reiktų padaryti čia, kad nieks nepabėgtų, tiesiog tas lintuvas. Prisukom prie VSG-to, kadangi jis nesikeis, turbina kita bus tai ten persidarys, bet principė stovi išmetimas kaip turi. Tai dabar pjausim čia kažkur tais išmetimą ir įdėsim tą sklendę ir čia kažkur bakelį.
girdisi. Tai va, turim duslintuvą suvirintą, bet ne iki galo, nes baigėsi angliarūgštė. Neišgirsim šiandien mes tų garsų, bet jūs vis tiek to išgirsit, aš tik tai šiandien neišgirsiu. Tai va, bet viskas tvarkingai gavosi. Sklendytė va tvarkingai stovi. Šiaip visai neblogai, čia jinai padaryta, yra su tavo spiruoklė, ir gaunasi ją įtempia ir uždarytoj ir atidarytoj pozicijai, kad jinai nebarškėtų. Tai kitose mašinose susklendė būna ten jos, kad barška. Tai aišku, šitas spiruoklė gali irgi ten sulūž, dar kažkas ten toks veikimo principas visai nice. Norėjau, čia tiesiai va prisivirinuotas korpusas tvarkingai. Iš pradžių man biškiai atrodė keista, kad tiesiai jisai turi virintis. Bet dabar žiūriu, kad čia, viskas čia gerai. Tuo labiau, kad kiek mašinų yra šitos sklendės, ta prasme, originaliai, tai, kada ją reikia keisti? Niekad. Aišku, čia jeigu kažkas išsimalam, tai tą pakeitė beidžiuką ir viskas. O čia pats korpusas ir sklendė, nežinau, amžinas dalykas. Nebent ten dar tas varščiukas toksai yra, kur sklendė prisuka. Ten užkirniuotas normaliai, tai neturėtų. Vedame laidukėlį iš sklendės. Čia visai tvarkingai prasives. Čia į bagažinę ir tada jau ten tolimesnis kelias bus. Tai čia uždėsim klipsiukus kažkaip, kad gražiai prisisuktų su virlytė, tas laidukas. Ir prie šitų vamzdelių, manau, seksim. Čia tada kažina jinai viena pusė, dar koks vamzdukas. Ai, va čia va yra kažkoks tvirtinimas, tai galim bus čia va prisekt. Supranti, viskas čia bus tvarkingai.